Labadiena, Foreli, esu be galo laiminga, kad šiandien su manim sutikote pasišnekėti. Jau daug laiko seku jūsų istoriją, jūsų veiklą ir be galo džiaugiuosi, kad šiandien galite skirti kelias minutės šitam pokalbiui. Labas, Asta, labai malonu. Malonu kalbėti su kažkuo iš Ispanijos, visai neseniai tenais buvau. Labai gražiai Ispanija, aš suprantu, kodėl tu ten gyveni. Ačiū Jums labai, gal sekantį kartą, kai lankysitės ir susitiksim. Dabar norėjau trumpai pristatyti, galbūt tiem, kurie netaip artimai seka jūsų veiklą kaip aš, tai aš norėjau trumpai jūs pristatyti, ką rašo jūsų puslapis Foreli Akademija. Kad jūs esat autorė, kalbėtoja, patarėja, pedagogė, redaktorė, antropologijos mokslų tyrėja, verslininkė, kultūros patarėja, kompozitorė ir 5 vaikų motina. Tai man paskutinis tas aprašymas darbo 5 vaikų motina, tai atrodo tiesiog pašėlusiai nuostabus. Aš, kaip jau esu minėjęs, turiu dukrytę 11 mėnesių ir išgirst, kad kažkas gali turėti 5 vaikus ir sėkmingai siekti savo veiklos ir turėti puikią karjerą, tai man yra tiesiog stebuklinga. Tai aš norėjau trumpai pasmalsauti, ką veikia šiuo metu jūsų 5 vaikai, kuo jie užsiėmė. Visų veiklos yra labai skirtingos, kadangi mano amžius vaikų labai skirtingas, tarp 9 metų iki 26 metų. Ir visi užsiėmė, vyriausiasis, jisai keliauja ir jisai užsiėmė dabar, jisai persiorientuoja į kitą veiklą. Tai jisai buvo daugiau internetiniai veikloj, jisai kompiuteristas ir su lingvistika, kompiuterio lingvistika ir kompiuteriais dirba. Antrasis, mano sūnus, jisai buvęs kulinaras, bet jisai irgi persiorientuoja ir dabar dirba su mumis mūsų dailės galerijoje. Bet jo yra didelis susidomėjimai istorija, filmai, jisai nori būti režisierius ir jisai, žodžiu, eina tą linkmę ties režisūros, bet jisai susidomėjęs daugelį dalykų. Mano trečiasis vaikas, mergaitė, Akianė, jinai dailėje. Jinai kažkaip nuo poezijos šiek tiek pasitraukė, bet vietoj poezijos dabar jinai į filmą režisūrą eina. Tai ją labai domina režisūra, fotografija ir žinoma, dailė. Tai labai intensyviai darbuosi, jeigu keliauji, filmuoji. Dabar mes pagaliau sugrįžom po ilgų kelionių kaip šitą pasaulinį ir dabar daug yra ramiau, dabar turi savo studiją, gali ilgiau dirbti. Ir jam dabar 15 metų, nors jisai žinomas daugiau pagal tai, kas visiškai jo nedomina filosofija. Jisai tas žmogus, kur aš užregistravau, ką jis kalbėjo. Ir jisai, aš žinau, apie 30 knygų buvo išspausdintų, dabar jau mes baigėm redakcinį darbą. Jisai daugiau žinomas iš tos pusės, nors jį domina joga, jį domina istorija, jį domina keramika. Jisai toksai ramus mano vaikas ir daugiau toksai mąslus, labai mielas ir mano širdies vaikas, mes labai artimai. Ir jauniausiasis Aurelijus įdomina viskas, kas susijęs su architektūra, viskas, kas susirišę su keramika, su moliu, su menu, popieriaus menu, kaip origami. Ir jisai toksai širdies irgi berniukas, tai jisai meilės draugystės, toksai jo gal pagrindiniai, tokie mano jauniausių vaikų pašaukimas yra būti su žmonėmis, labai mieli žmonės. Tai va, atsiprašau, kad aš išsiplėčiau, reikėjo trumpinti. Ačiū, labai įdomu, tiesiog norėjau daugiau sužinoti, kokios jos sritis domina. Foreli, aš skaičiau, kad visi 5 jūsų vaikučiai gimė namuose. Kad gana anksti visi pradėjo vystytis, gana anksti visi pradėjo vaikščioti, rėplioti. Man labai tas laikotarpis, šitie pirmi gyvenimo metai kūdikių, labai įdomus, nes aišku, tai ir mano dukros etapas dabartinis. Man be galo būtų įdomu, kaip jūs priėjote prie viso to pirmųjų metų
etapo kūdikių gyvenime, koks jūsų buvo požiūris, kokie ritualai galbūt su savo kūdikiais, kaip jūs į juos žiūrėjote ir galbūt kokie faktoriai jiems padėjo taip gražiai vystytis? Aš manau, kad vienas gal pagrindinių dalykų, kad iki šiol dar ir kartočiau, jeigu būtų kai bus anūkai, tai tą patį aš manyčiau, aš nepakeičiau vieną dalyką, ką aš dariau. Ir aš vis nesiskyriau su savo kūdikiais, visą laiką buvau kartu, jeigu reikėjo dirbti kai kurį laiką, kur reikėjo, nes nebuvo visiškai pinigų, aš tiesiog buvau su jais prikabinta. Vadinasi, kažkaip suradau vietos ir laiko kažkaip būti kartu su jais. Ir aš niekada neišsiskirdavau. Ir aš išmokiau juos nuo pat mažumės, net kai būdavo jie kūdikiai 6 mėnesių, aš išmokydavau juos surinkti žaisliukus arba kažką, tai jau veikloje, aš juos įjungiau savo veiklą, net kai jie šliaužiodavo. Ir labai stengiausi mokinti jų kalbas. Tai aš, kada mokydavau kalbas, labai lėtai, aiškiai su jais kalbėdavau, juos mažumės, aš tikrai, jie man padėjo visoje namų ruošoj. Ir aš juos išmokiau, ne tai, kad štai aš juos moku, jie nežinodami, jie norėjo man padėti ir taip prisidėdami, tada mes visi kartu tą darėme. Jie greitai augo, kaip žinote, labai greitai augo vaikai. Bet jau 11-12 metų mano vaikai šluodavo, plaudavo indus, darydavo valgyti. Tai aš daug užsiimdavau to, kad jiems ir buvo smagu. Ir aš norėdavau, kad jie susitikdavo su kitais vaikais. Tas irgi labai yra socialinis dalykas, kad kiekvieną dieną vaikui būtinai reikia matyti kitus vaikus. Ir aš manau, tie, kurie vaikai to daugiau matė, aš manau, kad didesnė, jie daugiau, aš manau, dvasiškai vystėsi, kaip psichologiškai. Aš pasakyčiau, kad tas vienas iš veiksnių labai man padėjo, kad aš tą pritaikiau. Ir žinoma, miegoti visą laiką su jais. Gerą maistą, visą organišką, ekologišką, stengtis, visokių eksperimentų daryti, bet kol tu žinai, kaip maitinti vaiką, tai reikia daug visokių, žinių ir laiko. Bet aš manau, kad tas stengimasis kuo natūraliau auginti ir nesiklausimas per daug kitų patarimų. Nes vienu momentu jau vėliau, kai aš pradėjau, atsijungiau nuo to instinktinio motinystės būdo ir pradėjau klausytis kaip ir ką, būtent tie keli metai mane ir pražudė kaip motina, trumpam. Kad aš jau turėjau atsipeikyti, nereikia klausyti, reikia paimti keletą idėjų, bet reikia prisiminti, kad mes instinktyviai. Nes kaip sodininkai, tu dirbi su saulė, su vėju ir jie nenumatomi. Tai mes irgi, mūsų vaikai nenumatomi ir mes esam kaip sodininkas. Tai būtent tas nepakartojimas, pašėlęs gyvenimas ir meilė tokiam gyvenimui, kad tu nieko nežinai, kas bus iš ryto. Ir visi iššūkiai. Ir yra stebuklas. Ir aš būtent, gal man tai ir tiko, dėl to, kad man dabar aš turiu ožkas, aš turiu vištas, irgi, tu nežinai, kas kiekvieną dieną bus, kas kiek išpirės, kas tenais numirs tavo ūkelyje, tu nežinai, kas susirgs, reikia būtent galvoti pastoviai. Tai taip, kaip sodininkas, kaip ūkininkas, tai kaip mes mamos, irgi mes nieko nežinom, kas bus. Ir kiekviena diena tai yra stebuklas ir kiekviena diena yra nuostabi pamoka. Labai gražus toks žodis, kad jūs taip vaikus apibūdinat kaip sodą, taip, kad, auga patys. Kaip sakytumėt, tai kokia tada yra tėvų rolė? Ką tėvai turi daryti su vaikais? Nes, aišku, yra visokių mokyklų, kad reikia disciplinuoti, auginti, išmokinti, kaip jiems elgtis prie stalo, ten visai kitaip. Labai daug visokių tėvystės mokyklų
ir idėjų apie tai, kas tai yra, ką mes turėtumėm su tėvais daryti. Tai kaip jūs įsivaizduojat, koks vis dėlto mūsų tėvų yra pagrindinis darbas ar užduotis? Pagrindinis darbas yra, kad vaikai matytų, kad mes kaip tėvai padedam kitom šeimom. Aš dar kartą pakartosiu, gal kiek keista tai nuskambės, ne tik tai, kad mes esame žinoma geri ir teigiami su savo vaikais ir sutikėjom džiaugsmingą gyvenimą, bet jeigu vaikai nematys, kad mes kažkam kitam iš mūsų šeimos darom džiaugsmą, padedam, jie bus egoistai. Ir kaip nekeista, taip yra. Vadinasi, reikia tą balansuoti, kad mes ir šeimoje esam labai geri ir draugiški, bet to neužtenka pasirodo. Jeigu mes tikrai norim juos išauginti tokiais nuostabiais, draugiškais, nuoširdžiais žmonėmis, mums reikia kuo daugiau, kad jie matytų, kad mes susijungiam su kitom šeimom. Tai tas yra labai labai svarbu. Tai gal čia yra vienas iš tokių pagrindinių dalykų. O antrasis, būti labai teigiamas. Reikia pergalvoti kiekvieną žodį, nes kiekvienas žodis yra užprogramavimas, yra neurolingvistinis užprogramavimas visam gyvenimui. Ir reikia gerai apgalvoti ir šviso reikia mums kalbėti. Kartais mums kalbės galime visą valandą, 2 valandas tik džiaugtis, tik apsikabinti. Ir klausytis vaikučių ir karts nuo karto pasakyti, ką nors. Jie būtinai reikia kalbėti. Aš manau, kad mes per daug kalbam su vaikais, per daug nurodinėjam, per daug juos mokiname ir mažiau patys jungiame juos į savo veiklą. Pavyzdžiui, būtų nuostabu, kad jie matytų, ką mes veikiam ir duoti jiems jų su mažom rankelėm kažką tai daryti. Jeigu mes esame sakysim, jeigu jūs siuvėja, tai būtų gerai, kad jų vaikai kažką tokio turėtų, kad panašus, kad galėtų prisijungti prie jūsų veiklos. Tėveliai taip pat. Juos reikia paimti kūdikis į tėvelių darbovietę, pamatyti, kaip jie dirba. Vietoj to, kad sėdėti namuose, traukime pas tėvelį darbą, pažiūrėti, kaip jisai dirba. Jeigu kokius 2 kartus per savaitę, bet šitaip nuvažiuosi, tas santykis tėvelis žymiai pagerės, jie bus labai artimi. Žodžiu, labai reikia, tai viena iš pagrindinių dalykų, ką aš sakau. O visa kita žinoma, nebausti, nebarti, nepermokinti vaikus. Vaikai realiai išmoks ir bus tokie, kokie jie turi būti, kokie jų yra epigenetinė sandūra. Nes eina viskas ne tik iš mūsų, bet iš mūsų protėvių. Charakteriai, iš senelių, iš tetų, dažniausiai tai išsišakojimai, mes po to žiūrim, koks įdomus charakteris, visas morfas iš kokių 5 tetų ar dėdžių ir tu tą matai jau vėliau, taip? Ir mes negalim numatyti, kas bus, bet kad mes galime numatyti, yra tai, kad mes turim būti ramus, pasiruošę bet ką ir nemanyti, kad mes galime pakeisti vaiko būvį ir sielą. Aš manau, kad leisti jiems skleistis ir jeigu tu kaip sodininkas augini obelį, nesitikėti kriaušių iš obels ar vyšnių, bet mūsų situacija yra šiek tiek sudėtingesnė. Mes iš viso nežinom, ar tenais obelis, ar kriaušė, ar slyva, ar vyšnė. Ar braškė, mes nežinom iš viso, kokios sąlygos jiems reikia, krušos ar lietaus ar daugiau saulės, mes visiškai nežinom. Tai mūsų situacija daug yra sudėtingesnė, tai dėl to mes turim būti, mūsų pirmoji misija būtų tyrinėtojas. Tyliais, ramiais tyrinėtojas ir žiūrėti, ir mąstyti, žiūrėti, kas tinka. Ar tikrai daugiau saulės mūsų vaikučiai, ar daugiau lietaus, ar daugiau dirvos, ar daugiau pokalbių, kiti augalai ir kitiem augalam reikia daugiau kalbėtis, jisai pat su vaikutis, kiti mėgsta būti priglaudžiami ir kiti nemėgsta. Ir daug dievai jūs tenais pradėsi gniaužyti, jie pradės veikti. Tai vat stebėti ir jausti ir intuiciją atsiremti būtent tuo. Ir aš manau, kad čia pagrindinį. O kaip jūs priėjote prie tos minties, kad mokyti namuose savo vaikučius? Kaip šovė tokia idėja?
idėjas cirkuliavo jau pasaulyje. Čia aš nesu vienintelė, kuri pradėjo, bet nors aš Lietuvoje viena buvau tokių pradininkų, nes aš pati mokinausi namuose. Nes po avarijos aš negalėjau per daug dalyvauti mokyklos veikloje ir aš užsiėmiau, pradėjau studijuoti ir persistudijavau, persimokiau. Žodžiu, aš žinau, kad labai galima greit pasiekti, bet čia ne visiems. Ir visiems vaikams tinka namų mokykla. Tai kai aš stebėjau savo vaikus, ne visiems tiko namų mokykla. Dėl to aš jiems parodžiau kitus kelius. Jie pabandė kitus kelius ir privačią mokyklą, to vietinę tokią viešą mokyklą. Jiems nelabai patiko ir tai jie po to mes stengiamės sukurti savo sistemą, kas būtų jiems geriau. Ir po to aš atradau tai, kas buvo geriau mūsų vaikams ir aš tada kiekvienas atradau, ką jie norėjo užsiimti, koks pašaukimas ir profesija, jie daugiau koncentravosi tose srityse. Ir mes kažkaip tai, aš nenorėjau būti mokytoja. Aš daugiau norėjau būti kaip palydovė, kaip patarėja, kaip mokyklos direktorė. Ateina, supranti, peržiūrėti, visi sveiki, ar nėra gaisro, ar išvėdintos patalpos ir maždaug. Tai, bet direktoriai nesėdi ir nemokina. Aš nesu mokytoja, aš esu daugiau kaip patarėja, aš draugė, bičiulė esu daugiau. Tai gal iš tos pusės ir aš noriu, kad vaikai kažką išmoktų, tai tiesa, nes jeigu visiškai vaikam paleisti juos, ne visi vaikai turi tą tramdį. Ir jie gali daryti daug pokštų, kur nelabai sveika šeima. Tai būtent būti, prižiūrėti, patarėjam ir pagalbininkė šitos. Kaip tada atrodo mokymasis namuose? Kaip ar kažkokią naudojate specialią medžiagą, ar kažkokios specialios vėlgi ritualai kažkokie dienos, ar su vienais vaikais reikėjo daugiau, kaip ir sakot, užsiimti ir truputėlį galbūt padėti, ar kiti vaikai tiesiog patys mokosi, kaip, jeigu nežinant. Labai gerai. Kiekvienas vaikas yra visiškai skirtingas. Mano atveju jie buvo visiškai skirtingi. Tie vaikai, kurie daugiau jau matė mane kaip mokytoją, aš galėjau daugiau įvertinti. Tame ryšyje ir Akiane matomas skirtumas dėl to, kad jie sutiko dalyvauti mano sistemoje. Tai aš galėjau daugiau perteikti žinių, daugiau tarpusavio mūsų tas mokytojų studentų arba daugiau toksai tarpininkavimo, dėl to ir daugiau ir matosi. Ir ne visi vaikai gali priimti savo mamą ar tėvą ar senelį, reikia ieškoti jiems ir ne visą laiką man gavosi. Tai kas, pavyzdžiui, mano jauniausias sūnus, aš esu labai artima dvasingumu, mes visą laiką apsikabinam. Bet aš negaliu net nei vienos knygos vienos pasakoti, aš jam esu ne autoritetas iš tos pusės, aš esu iš meilės autoritetas, aš esu kaip senelė jam daugiau, supranti, bet ne kaip tas santykis mokytis visiškai svetimas. Tai reikėjo jausti, aš nenorėjau, aš stengiausi pasižiūrėti, gal galima kažką perteikti daugiau, tai aš žiūrėjau, ką aš galiu jiem paduoti ir perteikti kokias žinias. Ir tik tai labai mažytėse vietose aš galėjau būti autoritetas toje vietoje. Tai reikia labai stebėti, aš manau, kad yra neteisinga padaryti klaidų, aš turiu daug pažįstamų su 10-15 vaikų. Tai jie tokia klasė, visi vienodi, tas pats kaip mokykloje. Ir aš manau, kad mes individualiai turim žiūrėti kiekvieną vaiką. O kaip Jūs manote, kokia yra mokyklos, dabartinės mokyklos rolė? Ar tai vis dėlto veikia kai kuriems vaikams, ar tai yra kažkas, ką labai stipriai galbūt reikėtų keisti? Kaip jūs manote, tiesiog, ką manote apie tradicinę mokyklą? Aš 30 šalių buvau ir stebėjau visas mokyklas, kas yra civilizuotose pasauliuose. Ir galiu pasakyti, kad labai panaši situacija su. Ir yra ta pati sistema, kuri kažkada veikė, kada jie norėjo tą padaryti sistemą,
paruošimą mūsų darbui, kad mes kuo trumpiau, dėl to ir 45 minutės ir yra, kad tik tai išsijungti, kad mums neleidų susikoncentruoti ir giliai pažinti kažko tai. Tai buvo sistema, tik tai truputį pasižiūrėk ir išeik. Pažiūrėk ir išeik. Ir dabar labai aš taip važiavau į Ameriką po keliavimų, net per 4 metus pasikeitė Amerika. Visi va tokie, trumpos, jų dėmesys labai yra trumpam laikui. Ir tas vyksta dar labiau. Ir būtent tie žmonės, kurie eina į mokyklą, viena didžiausių problemų, kad ilgai negali susikoncentruoti kažko. Ir nori daug dalykų. Ir viskas tas mišinys, maišalinė, tas chaosas galvoj. Ir pavyzdžiui, kai tu kalbėsi su jais, net negali žiūrėti tavo akis ilgai. Jiems jau nusibodo, jau viskas, jis kažką turi kitą daryti. Kažką kitą. O kai yra su vaikais, pavyzdžiui, tu turi vaiką, tas yra, kada tu esi pripratęs ilgai kažką daryti viename, kame tau patinka, niekas tavęs tenais nedraskė, tavęs nereikalavo iš tavęs, kad tu kažką kitą darytum ir galėtų susikoncentruoti. Tai tada gal ir tėvystė, ir motinystė tam padeda labai. Nes tada tu nesiblaškai. Tas blaškymasis, aš manau, kad yra nuodas. Bet vis dėlto taip jau priimtina, kad mokyklą reikia baigti, reikia diplomo, tada reikia tikriausiai universitetą, tada dar vieno diplomo, tada susikurti rezidė, tada susiras darbą ir tik tai tada būsim sėkmingi, laimingi ir visaip kitaip. Ką jūs galvojate, ar kaip sukurti sėkmę be visų šitų tradicinių, kaip pasakyti, įrankių ar tradicinių reikalavimų? Nes dauguma tai taip ir pasakytų, aš negaliu savo vaiko mokytis namuose, nes kaip jisai paskui išėjęs į pasaulį, kaip jisai nebepritaps prie sistemos, nebepritarps prie darbų paieškos, nebeturės nieko parodyti darbdaviui ar panašiai. Jeigu tokie žmonės jau taip mąsto, tai gal geriau jiems ir eiti ir vesti vaikus. Aš ne prieš tą sistemą, kažkam ta sistema reikalinga. Nors ta sistema išmirs vis tiek, anksčiau ar vėliau. Pavyzdžiui, pirmoji šalis, kuri įsteigė, buvo Škotija. Visą tą mokyklos tą sistemą. Tai buvo Škotija prieš 500 metų, aš manau. Aš buvau jų mokyklose, stebėjau Škotijai, kaip jų mokyklos veikia ir taip toliau. Ir sistema kažkam tokia reikalinga ir aš nesu prieš, aš manau, aš už įvairovę sistemą. Bet kažkam ta sistema nereikalinga. Man jinai nėra reikalinga. Ir mano vaikam irgi nebuvo reikalinga. Ir aš už tą sistemą, kad mums reikia visokių žmonių, tie, kurie ir dirbtų, ir tie, kurie vadovautų, tie, kurie būtų redaktoriais ir tie, kurie rašytų knygas. Tu supranti, Asta? Mums reikia įvairių žmonių ir jeigu mes visus patalpinsim, duosim visiems laisvę, ne visi žinos, ką daryti su tą laisvę. Ir kai aš stebėjau pačias tas demokratinės mokyklas, kai Sudbury Valley mokyklas per pasaulį, aš buvau nustebus, kad ką aš pamačiau, aš buvau nusivylusi, nes ta laisvė visiškai duodama vaikam, ypatingai berniukam, buvo visiškai nereikalinga. Jinai buvo, vaikai nežinau, ką su jie daryti ir daugiau užsiėmė piktybiniais dalykais, žalingais, negu kad naudingais ir konstruktyviais. Aš esu už pasirinkimą, aš už įvairovę. Kaip ir mes visos mamos skirtingai darom, taip kiekvienas skirtingai savo auklėm, tai yra nuostabu, kam rašyti knygas, kad turi būti viena sistema. Galim pasirašyti, kokia nuostaba, kaip aš skirtingai darau. Ir nebūtinai, kad taip visos mes turim daryti. Tas supranti, tas ir yra. Kad mes kiekvienas mes turim skirtingą psichiką, skirtingus įgūdžius gyvenimą ir mes pertekėme tam vaikučiui, kurio nėra nei vieno tokio vaikučio pasaulyje, bet tavo vaikutis, kuris yra tavo namuose. Tokio nėra visame pasaulyje. Tai kas jį gali patarti tau? Niekas išskyrus tu pati, kad tavo
kosmosą, savo tą instinktą. Tai vėlgi, kągi mes darom daryti su tą visą sistemą, tiems, kurie bijo, tie, kurie bijo, tegu eina į tą sistemą. Jiems gal reikalinga, jie nori va taip žygiuoti, eiti, kalti, eiti į universitetą, viskas turi būti aišku, viskas turi būti numatyta, užplanuota, jie mėgsta grafikus, tokie logiški žmonės, jiems gal reikia, aš nesakau, bet yra labai daug žmonių, kurie nori inovacijos kurti, jie yra išradėjai, jie yra kūrėjai, jie improvizatoriai, jiems daugiau laisvės reikia. Tai vat, jiems irgi nebūtina būti sukaustyti toj sistemoje. Ir yra milijonai pavyzdžių, kad gali būti ir vis sėkmingas gyvenimas, kai yra tokio pobūdžio laisvė, kuri aš gavau ir kuri gavo vaikai. O kaip pastebėti talentą, kaip rasti tai, kas mūsų vaikuose ir yra tas unikalus, tas specialus dalykas, tai dėl ko jis čia atėjo į šią žemę, tą savo misiją, kurią jis atsineša ir kaip sukurti sąlygas paskui tam talentui skleistis. Jūsų vaikai tikrai įspūdingos istorijos jūsų vaikų ir tikrai labai įdomu, kaip jūs tai pajautėt, kad Badakianiai reikia tikrai duoti erdvės piešti, dėl to, kad tai yra vaikas, kuris paskui visą pasaulį žavi savo piešiniais ar lyja su savo knygomis ir taip toliau. Kaip jūs pajautėt būtent tą talentą ir kaip leidote jam skleistis? Čia labai sudėtingas procesas, ką aš dariau. Kad palengvinti tą, kad mes visi ką galime padaryti, yra labai lengva ir sunku. Tai ilgą laiką nesikišti į vaikų gyvenimą, o stebėti juos. Kad mes juos matytumėm ir jaustumėm, ko jiems reikia ir suteikti skirtingas aplinkybės, pasižiūrėti, kaip jie elgtųsi. Pavyzdžiui, vaikai nežino, ar tu žinotum, kad tavo vaikui patinka, sakysim, molekulinė chemija arba fizika. Norint tą suprasti, reikia būti, kad jisai matytų, ką jie veikia, kaip tenais konstruoja, jų laboratorijos, reikia vesti tas vietas, arba rodyti, arba dabar per internetą gali parodyti vaizdelius vaikų ir šis, kas įdomu, ką jie daro. Pavyzdžiui, vaikai net nežino, kokios iš viso mes visi, kaip net suaugę, nežinome, kas vyksta vištidėse, arba kas vyksta gamyklose, kaip siuvami batai, žinoma, kaip kirpėjai dirba tenais, kad kai kurie vyriai, ne visi net virtuvėje nedirbė. Pavyzdžiui, kiti nebuvo chirurginėje, jie nežino, kaip operacijos vyksta. Tai žodžiu, tiek yra daug, yra apie 1000 profesijų dabar užregistruotų. Ir iš tų 1000 profesijų, sakykime, grubiai pasakyčiau, yra 100 tokių pagrindinių. Tai ką, jeigu to 100 profesijų, medicina, veterinarija, augalininkystė, tenais visi inžinieriniai, dabar ką ir eiti ir visus metus vesti vaikus ir žiūrėti vieną po kitą. Tai vietoj to, kad keliauti po pasaulį, kam reikia labai daug pinigų, paprastai, jeigu yra didelė šeima arba daugiau negu vienas žmogus. Vietoj to, pačiam miestelį keliauti kiekvieną vietą ir parodyti vaikui, kokios yra profesijos ir daugiau susipažinti, kas jam patinka, antrą kartą nueiti, trečią kartą, stebėti. Tai ką mes dabar galim šiuo metu parodyti, kas yra, ir kai jau matai, kas yra aplinkui, paduoti tuos įrankius, nes pavyzdžiui, tu negali būti dailininkas be pieštuko, be popieriaus. Žinoma, tu matai visi kažką padarys, nes tai tikrasis dailininkas, jis sudraskys stalą, kad jį padarytų kažką iš jo. Tu supranti, bet ne visi taip vaikai. Kitiem vaikai galima sulaužti labai greitai meninį sugebėjimą arba matematinį. Žodžiu, jie gali būti įskaudinti labai greitai, reikia žiūrėti ir stebėti ir nefarsuoti, nesakyti grubių žodžių. Pavyzdžiui, Lietuvoje labai būdinga, kad mamos nemoka kalbėti su vaikais. Daug negatyvumų, nereikalingų žodžių, 90%. Tai reikia peržiūrėti visą tą kalbą
nieko, nes iš kalbos ir viskas, jeigu mes visai nieko nesakytumėm tik tai, bet apsiklaustumėm vaikų, tai ir jau tai būtų geriau, jeigu nieko būtumėm nebylios. Jau būtų tas geriau, jau kas vyksta dabar, nereikalingi žodžiai, sustabdomas kūrybingumas, ieškojimas. Labai yra sunku būti mamai, dėl to, kad yra viskas taip nauja vaikui, jisai nori eiti, pilti, draskyti, kurti, jeigu berniukas, tai jam reikia viską tenais ardyti, kad iš to ardymo po to jisai turi konstrukciją daryti, bet mamos nesupranta, viskas byra, viskas išyra, to labai gerai, nieko brangaus neturėti namuose, kada auga vaikai iš viso kažkaip tai labai paprastai gyventi, kad tik tai nereikėtų rūpintis, kad vazos tenais, visokie ten meno kūriniai yra, žinai, visi tie egzemplioriai, kur tu susirinkusi ten paštus ženkliukai, žemėlapiai, kurie tokie brangus ir tu jie visą laiką, nelėk, ką tu tai šiek vyksta, viskas toks, viskas darys, bet tas ir yra, stebėti, ramiai suprasti, kad vaikas vis tiek išsirinks, galų galia tai, ką jis nori ne kartu, nes kartais ateina ne iš tavęs, ir iš vyro, o iš kažkur tai ten tetos, kažkoks biologinis mąstymas. Jis gal bus sudomėjęs dirbti laboratorijoje, o ne, sakykime, dailės. Aurelija, dar jūsų puslapyje perskaitau, kiek visko prirašyta. Išvardinta daugybė ekspertizės sričių ir darbo sričių. Mokymas, konsultavimas, išsamūs tyrimai apie tėvystę, santykius, laimę, sveikatą, ilgaamžiškumą, išmintį, kūrybiškumą, įvairios sritys apimančios holistinį ugdymą, mediciną, dvasinės ir kultūrinės studijas, filosofiją, menus, mainų ekonomiką, ateities mokslus, visuotinę istoriją, psichologiją, neurolingvistiką, antropologiją ir darnios civilizacijos dizainą. Kaip jūs tiek visko suspėjote su 5 vaikais? Kaip jūs radot tą pusiausvyrą tarp jūsų vaikų siekių ir norų ir tarp jūsų pačios? Aš manau, kad aš nesakau, kad aš kažką tai idealiai padariau. Aš tik eksperimentavau, nebijau eksperimentuoti, domėtis. Ir šitą, ką jūs išvardinote, tai yra daugiau ne tai, kad aš viską pritaikiau, bet čia būtų idealiai tokioj akademijai padaryti, kad būtent tokios šakos egzistuotų. Ir kada vaikai, bet kaip aš pasakiau, vietoj to, kad mums reikėtų vežioti vaikus į visas tas vietas vienoj vietoj, po vienu stogu, viskas būtų. Tai suaugę dirba savo profesijose, o vaikai gali būti, turi savo vietėlės mato per langą, kas vyksta, ir jie daro savo. Štai va, filmuojamas, taip, o per stiklą matosi tenais filmavimas, taip viskas, kas vyksta, tu įkvėpi, kaip pirmas kažkas tenais, tikras gyvenimas vyksta tenais, o vaikai nori ką, imituoti, bet jie nori sukurti kažką savo, gal ir dar geresnį, kažko inovatiško, tai leisti jiems tada dirbti. Ir būtent toje vietelėje, kad suaugę kuruoja, padeda, kad nesusižeistų tenais, kad būtų tam tikros priemonės teisingai naudojamos, kad padėtų jiems laikyti biudžetą ir taip toliau. Jie turi patys kurti, vaikai turi kurti savo namus, statyti, drabužius daryti, jie turi daug būti išmokomi, bet ne viską galima vienam žmogui išmokti, dėl to turi būti peržėjimas, viskas, kad nueini tą vieną plotą ir vaikas iš karto mato visus dirbam. Dabar vaikai visiškai nesupranta kokios profesijos, o tokiai vietai turėtų būti bent pagrindinės ir jie galėtų pačiupinėti, pažiūrėti, pabandyti, pajausti ir tada patys mėginti. O jeigu galėtumėt kokį patarimą duoti savo jaunesniajai versijai atgal į praeitį arba kitai kokiai nors naujai mamai, tokia kaip aš, ką patartumėt, kokie būtų jūsų pagrindiniai žodžiai, įžvalgos, patarimai?
daugiau apsikabinti, jeigu labai daug apsikabina, dar daugiau apsikabinti, daugiau kartų pabučiuoti, daugiau kartų nusišypsoti. Būti ramiau, kai vaikas irzlus ir kažką pyksta ant tavęs. Ne taip jaudytis nebus, taip kaip tu manai, mes labai daug, kad mes galvojame, užplanuojame į ateitį ir netgi sukūrėme ateitį. Sakykime, vaikas muša mamą. Aš mačiau tą dažnai vaikai supyksta ar muša mamą arba užtrenkia. Ir dabar mama galvoja, viešpatie, dabar jeigu aš dabar nesubarsiu ir nesutramdysiu, jisai bus tas kažkoks užmuštai jau, niekšas, nusikaltėlis. Ir jie patys tėvai sukūrė naują ateitį tam vaikui. Reikia galvoti apie mintis. Visų pirma, šviesios mintys. Jeigu užtrenkia, tada vaikai sako, man labai skaudėjo ir sako, ką jeigu mes tą padarysim, man kažką tai iš karto atitraukti. Viskas tas baigsis, yra laikinas dalykas, tai visi iššūkiais patys irzlys. Vaikai, kurie tokie irzlūs, tu pamatytum, kad jau nieko iš jų nebus, jie patys ramiausiai gali ištraukti. Žodžiu, mums reikia suprasti, kad viskas yra laikinai, skausmai, vaikų įžeidinėjimai, peštynės, karai, negražūs žodžiai, pasakyti mamai, tėvui. Nieko yra šventesnio, kai supratimas, kad jie prisimins tik, ką tu pasakei, tą nuostabų gėrį ir tas išliks visam gyvenimui. Negalim juos mušti, tramdyti, bet jie dar prisimins, ar tikrai mes tą norime. Tai ir po to išyra santykiai. Greitai užmiršta, ką jie blogą padaro. Bet jie visą laiką prisimena, ką tu jiems padarei. Bausmę. Dėl bausmių norėjau pasakyti, kad nebausti vaikų. Nebausti, visiškai nebausti. Aš suprantu, kad yra labai sunki sąvoka. Kaip tai reikia kažką, tai žinai, jau tenais tu pusė atimtas to, negalima lepinti. Kai gerai pergalvoti tą sąvoką, reikia įsivaizduoti, kad tavo kūdikis yra jau 18 metų. Ir kokias tu ten pasekmes duosi 18 metų. Tai reikia galvoti priekį, nes tas laikas labai greitai pereina. Ir labai gerai man paaiškino vienas vaikas, kai aš norėjau pasekmes duoti. Ir jisai pasakė, žinai, buvo būtent Aurelijus, mano jauniausias. Bet tu supranti, kodėl man nereikia pasekmės. Dėl to, kad jeigu tu man duosi pasekmę, aš kaip tik kartosiu tą daugiau, man geriau iš viso nėra pasekmė, tada aš prisiminsiu, kokia tu buvai gera man. Ir aš tada jau daugiau nekartosiu to blogio. Jisai darė tokią disertaciją valandą, aš užmiršau, kaip jisai man ten įrodė. Bet buvo labai įdomus pasakojimas, kad iš viso tikrai koncepcija. Kodėl mums pasekmės duoti vaikam? Už bet ką. Dėl ko? Aš manau, kad mūsų bausmės visiškai netitinka. Ir netinka, mes visai nežinom, kaip bausti. Nereikia. Reikia vadovautis meilė ir pokalbiais. Pavyzdžiui, jeigu vaikas tikrai labai drumdžia ramybę šeimoje. Sakykime, 4 metų vaikas drasko viską, pyksta, piktas yra ir kaip mes sakom, štai, pažiūrėk, kas atsitiko, tu šlepinai vaiką ir jisai, ir vietoj to, kad toliau leisti jam viską niokoti, reikia atsargiai ateiti, žiūrėti tiesiai vaikų akis ir kas minutę, net ir jeigu kas minutę, rodyti jam tikslingesnį veiksmą, bet nebausti. Jokių bausmių negali būti, tai neklausytis žmonių, kurie sako, man vaikai išaugo taip ir taip. Neklausyti, o remti savo intuiciją. Gal visas pasaulis neteisingai daro, galbūt tu darysi teisingai, tu supranti? Tai reikia remtis savim, neklausyti kitais. Ir jeigu vienas dalykas iš visų 100 000 žmonių, kur aš mačiau ir šimtai šeimų, kur buvau jų šeimose, aš pastebėjau vieną dalyką. Tos šeimos, kurios disciplinavo vaikus, jos netaip
mylėjo nei savo tėvus, nei savo vaikus, nei savo vyrus, nei kitus. Vis dėlto, kad tenais buvo labai sudėtingas charakteris vaiko, vaikystė ir paauglystė, bet jeigu mama ir tėvas su meile viską darė, kažkaip persiformuoja transformacijai ir tu pamatysi tą žiedą, kada jau jis bus suaugęs. Žiedas bus. Žinai, pasakė mano vienas berniukas, kada spūgliai sako, mes esame kaip rožės. Pirmas spygliai, o po to žiedas. Tai va, tai štai koncepcija ir yra. Jie pirma labai skausmas, o po to žiedas, tai nereikia jaudintis. Mes prarandame supratimą, kad reikia paskambinti kažkam, eiti, kažkas pavaduotų tave. Mes užmirštam, būtent tuo momentu reikia, kad kažkas pavaduotų, paprašyti pagalbos. Bet nors valandikiai, kad kažkas taip padėtų, kad su kažko pasikalbėtų. Buvimas kambarėlėje, būtelėje, namelėje, kaip dabar visos šiuolaikinės mamos gyvena, yra labai nesveika, nei vaikų, nei mamai. Aurelija, labai jums ačiū. Aš tikrai galėčiau čia tęsti visą likusį vakarą ir dar rytoj, ir dar kitą savaitę ir padaryti visą seriją klausimų ir aš tikrai tikiuosi, kad dar ne paskutinis mūsų pokalbis ir kad dar susitiksim galbūt kada ant vienos sofos arbatos išgert kada nors. Bet labai jums dėkoju šiandien ir tikiuosi, kad dar susitiksim. Gerai, ačiū Asta, kad pakvietei. Buvo labai malonu pasidalinti ir aš linkiu tau ir visom mamom nepergyventi, viskas bus gerai, nes dažnai vaikai, tas žiedas pražysta, kai vaikam yra 30-40 metų. Reikia būti kantriems, padėkams. Tai linkiu visom mums būti ramesnėm, nusiraminti, mums reikia kaip mamoms ateiti, paverkti, pasidžiaugti, atsigerti arbatėlės, padžiuginti vienas kitą. Viskas bus gerai. Ačiū jums labai. Viso geriausio. Viso geriausio.